karščio bangos tai yra tik tai vienas iš 75 simptomų, kurie yra susijęs su menopauze. Bet yra moterų, kurios ir to nepatiria, ar ne? Yra. Nes ne visom tas mūsų smegenyse termostatas išsibalansuoja. Nes mums atrodo, kad čia estrogenų trūkumas, iš tiesų ne. Būtent estrogenai turi savo receptorių smegenyse ir jie turi toje dalyje, kurie atsakinga už mūsų temperatūros jutimą. Ir tas mūsų vidinis termostatas truputėlį sudurniuoja ir jis sako, kad čia dabar mums reikia mūsų šildyti, kaip, pavyzdžiui, mums nereikia mūsų šildyti arba šaldyti. Ir dėl to tos atsiranda karščio bangos. Dėl to pagrindinis atstatymas, jeigu mes atstatom estrogenus, kurie, kaip sakyti, iš periferijos į smegenis, nebūtinai sutvarko karščio bangas. Dabar yra netgi dabar specifinis vaistas, kaip tik šiandien prieš, nes man yra tikrai daug labai pacientų, kurios įvergina. Ir kaip tik prieš pasižiūrėjau, yra pagaliau vaistas, kuris jau netgi registruotas Lietuvoje, kuris yra nehormoninis karščio bangom, bet, kaip suprantu, jo dar nėra pardavinėjama. Ir nėra pardavinėjama, man labai geras klausimas, bet lygtai girdėjau tokius niuansėlius, kad lygtai Lietuvoje yra per mažai moterų, kurios taip patiria. O geras.